Šiandien laidoje jums pristatome iki šiol dar nematytą vieną sportiškiausių rusų gamybos motociklų iš Planeta Sport 350. Tuo metu tai buvo visai naujas modelis, kuris skyrėsi nuo vokiškų. Rusai gamindami šį iž neapsėjo ir be naujovių. Variklis buvo įtvirtintas gumomis. Ši izoliacija turėjo suteikti motociklui komfortabilumo, neperdodant vibracijos į rėmą. Tačiau esant dideliems variklio apsisukimams vis tik vibracija buvo jaučiama. Stabdžiai dirbo puikiai. Tai buvo revoliucija 20-ojo amžiaus 80-mečio Rusijos motociklų gamyboje. Šis modelis turėjo nemažą populiarumą tarp tuometinio jaunimo, tačiau tik nedidelė dalis buvo parduodama vakaruose. Tikriausiai vyravo gana keistas požiūris į esamas geltoną ir oranžinę spalvas su tamsiai pilku rėmu. Kad šis motociklas ir dabar žavi jaunimą, mums patvirtino ir panevėžietis Vismantas, kurį mes suradome visai atsitiktinai, tiesiog kelyje išvydę jį bestumant motociklą. Pakalbėję su jaunuoliu, susitarė, kad rusų gamybos iš Planeta Sport 350 po kelių dienų jau bus sutaisytas, su juo susitikome kiek ramesnėje aplinkoje. Vismantas pripažino, kad motociklai jau nuo mažens buvo jo aistra, o vieno cilindro dvitaktį Planetos modelį jis nusipirko visai atsitiktinai ir nekiek jo nenusivylė. Čia yra iš Planeta Sport. Labai retas modelis. Vienas iš pirmųjų, kuris buvo gaminamas tokio sportinio tipo motociklų. Yra pakankamai galingas. Kiek žinau, tai yra vienas iš galingiausių Sovietų Sąjungos motociklų. Ir nelabai kas lenkdavo jį. Greitis, kaip tuometinio motociklo, tai yra tikrai geras. Kiek esu išbandęs, tai išvysto 120 kažkur kilometrų greitį, o pravažumas tai tikrai, šis motociklas turi 28 arklio galias, tai tikrai yra pravažus. Šis motociklas buvo gaminamas tiek Japonijoje, tiek Rusijoje ir skyrėsi nežymiai. Iš Planeta Sport 350 variklis pasižymėjo ypač aukštos kokybės išlieta variklio galvute, japonišku Mikuni karbiuratoriumi ir guminiu tvirtinimu variklio priekyje. Kita motociklo versija buvo gaminama tik iš sovietinėje Rusijoje pagamintų detalių ir be jokios abejonės kokybė neprilygo savo pirmtakams. Tai pirmasis modelis rusų motociklų gamyboje turėjęs autonomišką variklio tepimo sistemą. Elektros įranga nieko nesiskyrė nuo tuo laikotarpiu gaminamų 4-osios serijos iš Planeta bei iš Jupiter modelių. Buvo siekiama pagaminti pigų, greitą ir patikimą motociklą. Rėmas sujungimo vietose buvo sutvirtintas ir tapo daug patikimesnis, tačiau ir sunkesnis nei pirmuose modeliuose. Kitas pakeitimas – įmontuota ir pakeisto dizaino galinė lempa, aptakesnių formų šoniniai bagažinės dangteliai. Žymesni pakeitimai buvo pavaros perdavimas ratui, aštrių briaunų aukštai pakeltas degalų bakas, plastikinis žibintas priekyje, kuriame įmontuotas spidometras. Vismanto turimas modelis iš Planeta Sport rusiška versija. Tiesa, ant jo puikuojasi ir kelios nuo japoniško varianto pasiskolintos dalys. Šitas motociklas yra beveik visas originalus, tai tik tai priekiniai posūkiai yra kito motociklo. Galinis sparnas yra truputį pakeltas, o šiaip visas motociklas yra originalus. Pastebėjome įdomų dalyką. Jau ne pirmas mūsų kalbintas motoentuziastas pripažino, kad rusišką techniką dažniau tenka remontuoti negu ją važiuoti. Kad šią planetą kamuoja gedimai pripažino ir Vismantas, įvardija silpnasias motociklo vietas. Pagrindiniai gedimai tai būtų greičių dėžės gedimai. Dažniausiai dingsta antras bėgis, taip pat alkūninis vėlinas nėra patvarus. O šiaip tai tokie smulkus gedimai. Elektros gedimai įvairūs, lemputės perdega, taip pakankamai patvarus. Vismantas pusiau juokaudamas išdavė ir dar vieną paslaptį. Dar iš gamyklos šie motociklai išriedėjo su smulkiais defektais. Dauguma motociklų jų todėl ir nebuvo daug gaminama. Jie tiesiog tokie buvo su apsunkintu užvedimu. Jį lengviau yra užsistumti, negu užvesti iš kojelės. Tai dažnai tenka stumdyti? Dažnai. Dažniausiai vienas nevažinėjai, pasiemu draugą. Vismantas sutiko, kad Planeta jo poreikius patenkino, tačiau jaunuolis vis dažniau žvalgosi ir jau svajoja apie naujesnį bei kitokio stiliaus motociklą. Motociklais domiuosi gal nuo 14 metų. Tai yra vienas iš pirmųjų mano motociklų, o ateityje planuoju pirkti kažką galingiau. Tai būtų kažkas iš enduro tipo motociklų.
Taigi iš Planeta Sport buvo tas motociklas, kuris turėjo užkariauti vakarų rinką, laukiančią pigių, geros kokybės, vidutinio dydžio sportinių motociklų, bet jis taip ir nepateisino visų lūkesčių, nors ir atrodė savitas ir visiškai naujas. Keista tai, kad sovietinių motociklų entuziastai vakaruose pirmumą teikė seniems modeliams, kai tuo tarpu sovietai gamino vakarietiško stiliaus motociklus. Tai pirkėjai ir nulėmė neilgą 5 metų iš Planeta Sport 350 vystymosi istoriją.